Biokuras. Kas tai? Alternatyva senkantiems energijos šaltiniams ir naujas požiūris į šilumos ir elektros energijos gamybą. Sužinok daugiau apie biokuro panaudojimo galimybės Lietuvoje. Mūsų šalyje, kaip ir visame pasaulyje, vyrauja iškastinio kuro panaudojimas. Ar žinai, kad deginant šį kurą per metus į aplinką išleidžiama apie 12 milijonų tonų anglies dvideginio? Taip pat importuojamiems iškastiniams energijos ištekliams kiekvienais metais išleidžiama daugiau kaip 3 milijardai litų. Ir dar, mokestis už šilumą vienas didžiausių Europoje. Norint tai pakeisti, galima naudoti biokurą. Juk Lietuvoje yra pakankamai išteklių šiam kurui gaminti. Biokuras gali būti gaminamas iš medienos atliekų, šiaudų ir rapsų spalių, smulkintų drožlių, skiedrų. Taip pat puiki kuro žaliava – šiaudai ir ilgametės žolės, nors Lietuvoje energijos gamybai panaudojama tik nedidelė jų dalis. Apsidairyk, kiek mūsų šalyje nenaudojamos žemės plotų, kuriuose galėtų vešėti nelepūs ir greitai augantis energetiniai augalai gluosniai. Tai viena iš energetinių augalų rūšių, kurie auga mūsų šalyje ir po kelerių metų gali tapti biokuro žaliava. Taigi būk atsakingas, nepraleisk galimybės naudoti žaliąjį kurą, nes aplinka tai tu.